Sveiki visi! Šiandien aptarsime, kas yra QR kodai, kokie jų tipai, kaip jie veikia, bei kam jie reikalingi. Brūkšninis kodas, angliškai barcode, tai įvairaus pločio, nevienodo atstumo išdėstų lygiagrečių brūkšnelių seka, kuri žymi kodą. Jis gali būti spausdinamas ant įvairių gaminių bei jų etikečių. Juo naudojantis, informacija apie gaminį gali greitai ir patikimai būti įvedama į kompiuterizuotą sistemą. Dviejų dimensijų brūkšninis kodas, angliškai two-dimensional barcode, tai toks brūkšninis kodas, kuris saugo informaciją dviem kryptimis – horizontaliai ir vertikaliai. QR kodas, angliškai quick response code, tai 2D brūkšninis kodas, kuris sukurtas dešifravimui dideliu greičiu. Jis susideda iš juodų kvadrato formos modulių, kurie yra išdėstyti kvadratinėme tinkle ant balto fono. Jie gali būti perskaityti vaizdo gavimo įrenginiu, pavyzdžiui, skaitmeninė telefono kamera. Pats pirmasis brūkšninis kodas buvo išrastas dar 1951 metais dviejų amerikiečių Norman Joseph Woodland ir Bernard Silver. Tačiau turėjo praeiti kiek daugiau negu 20 metų, kol šis išradimas tapo komerciškai sėkmingu. Šis linijinis vienos dimensijos kodas 1973 metais buvo pradėtas naudoti beveik visose prekybos centrų kasos sistemose. Tačiau vienos dimensijos brūkšniniai kodai turėjo nemažai trūkumų. Tam, kad jų išvengtų, 1987 metais David Alley sukūrė pirmąjį dviejų dimensijų brūkšninį kodą. Gana greitai atsirado ir daugiau skirtingų 2D kodų tipų, kuriuos aptarsime kiek vėliau. Pakalbėkime, kodėl 2D brūkšninis kodas yra pranašesnis prieš paprastą brūkšninį kodą. Štai keletas jo privalumų. Visų pirma, 2D brūkšniniu kodu galima užšifruoti didesnį kiekį informacijos. Paprastas brūkšninis kodas tai yra trumpa eilutė su juodais ir baltais stulpeliais, todėl joje daugiausia, ką galima užšifruoti, yra maždaug tuzinas skaičių. To pilnai pakanka, norint identifikuoti prekę parduotuvės sistemoje, bet tik tiek. Vienintelis būdas į jį sutalpinti daugiau informacijos yra jį prailginti, tačiau tuomet jis taptų itin nepatogus. Kita vertus, 2D kode informacija yra šifruojama dviem kryptimis, todėl tame pačiame plote galima užšifruoti daug daugiau duomenų. Tipinis 2D brūkšninis kodas savyje gali talpinti net kelis tūkstančius simbolių. Kitas labai svarbus aspektas yra mažesnis klaidų skaičius. Vienintelė brūkšninio kodo apsauga nuo klaidų yra jo stulpelių aukštis. Tuo tarpu 2D kodas savyje turi įdiegtas klaidų tikrinimo sistemas. Jei kodas yra pažeistas, lengva tai nustatyti ir vis tiek gali būti įmanoma perskaityti bent jau dalį, o kartais net ir visą kodą. Taip pat 2D kodai yra lengviau skaitomi. Tai gali būti atliekama naudojant išmaniųjų telefonų ar planšetinių kompiuterių skaitmeninės kameras, todėl nereikia jokių specialiai tam pritaikytų prietaisų. Galiausiai jie yra saugesni, nes įmanoma užšifruoti juose saugomą informaciją. Netreniruotai akiai skirtingi 2D brūkšniniai kodai gali atrodyti lygiai taip pat, tačiau atidžiau pažvelgus galima pamatyti nemažai skirtumų. Aptarkime 5 pačius populiariausius 2D brūkšninius kodus. Pats populiariausias iš visų yra QR kodas. Jis buvo sukurtas 1994 metais japonų kompanijos Denso Wave, kuri buvo dalis automobilių įmonės Toyota. Jis yra lengvai atpažįstamas pagal 3 kvadrato formos aptikimo elementus, esančius QR kodą visose kampuose, išskyrus apatinį dešinį. Kitas kodas yra Azteco kodas. Nors ir labai panašus į QR kodą, jis buvo sukurtas Welsh Allyn įmonės ir turi išskirtinį taikinio centrą primenantį aptikimo elementą, kuris yra pačiame 2D kodo viduryje. Kitas, Jungtinėse Amerikos valstijose itin paplitęs 2D brūkšninis kodas yra Maxi kodas. Jį naudoja JAV centrinis paštas. Jis panašus į Azteco kodą, nes aptikimo elementas taip pat patalpintas kodo viduryje, tačiau jis yra sudarytas ne iš kvadratukų, bet iš mažų stačiakampių, todėl jo struktūra kiek primena medaus korį. Kitas kodas, kurį aptarsime, labai primena standartinį brūkšninį kodą ir yra vadinamas PDF 417. Jis buvo sukurtas 3 metais anksčiau nei QR kodas ir yra tipinis 2D brūkšninio kodo variantas tarp QR kodo ir paprasto brūkšninio kodo. Paskutinis brūkšninio kodo tipas, kurį aptarsime, yra Semacode kodas. Jis sukurtas to paties pavadinimo kompanijos ir atrodo labai panašiai kaip QR bei Azteco kodai, tačiau neturi jokio aptikimo elemento. Toliau, plačiau kalbėsime apie QR kodo veikimą, jo galimybes ir panaudojimo sritis. Pradėkime aptardami skirtingus QR kodo režimus. Pirmasis režimas yra skaitinis. Naudojant šį režimą galima naudoti tik skaičius nuo 0 iki 9. Koduojant duomenis, šiuo būdu galima sutalpinti net 7089 simbolius į vieną QR kodą. Jis yra pats talpiausias iš visų režimų. Kitas režimas yra toks, kuris leidžia QR kode naudoti raides, skaičius ir dalį simbolių bei tarpą. Koduojant duomenis šiuo būdu maksimalus simbolių skaičius yra 4296.
Kitas duomenų talpinimo būdas yra vadinamas 8 bitų režimu. Jis leidžia naudoti net 191 skirtingą lotynišką rašmenį. Naudojant šį režimą daugiausia galima talpinti 2953 simbolius į vieną QR kodą. Toliau aptarsime kanji režimą. Juo yra koduojami japoniški rašmenys. Tai yra originalus režimas, kurį naudojo Densawave kompanija, kuomet sukūrė QR kodą. Naudojant šį režimą daugiausia galima talpinti 1817 simbolių. Paskutinis režimas, kurį aptarsime, yra išskirtinis tuo, kad jis skiriasi ne koduojamų rašmenų tipu, bet to, kad leidžia vieną žinutę užkoduoti naudojant daugiau nei vieną QR kodą. Praktiškai, tokia savybė gali būti panaudota, kai QR kodo spausdinimui skirtas plotas dėl kokių nors aplinkybių yra stipriai apribotas. Pačiame kode yra įrašomas skaidymą indikuojantis parametras, kurį aptikęs skaitytuvas automatiškai sujungia keletą nuskaitytų kodų į vieną. Tokiu būdu galima užkoduoti duomenis pasitelkiant iki 16 QR kodų. Pakalbėjome apie tai, kaip atrodo QR kodas ir ką jame galime talpinti. Tačiau gali kilti klausimas, kaip nuskaityti duomenis esančius QR kode. Jei naudojate planšetę arba senesnio modelio telefoną, galima parsisiųsti QR skanavimui skirtas programėles iš App Store arba Google Play. Jei jūsų išmanusis telefonas yra pakankamai naujas, jums užteks tiesiog atidaryti savo išmaniojo įrenginio kameros programėlę, tada reikėtų nukreipti savo išmanųjį įrenginį į QR kodą ir jis bus automatiškai nuskaitytas. QR kode patalpinti duomenis automatiškai pasirodys įrenginio ekrane, pavyzdžiui, asmens kontaktinė informacija, arba bus iškart atliktas tam tikras veiksmas, kuris buvo užkoduotas QR kode. Pavyzdžiui, bus atidaryta programėlė, iš kurios galėsite parsiųsti tam tikrą failą ar programą. Visi QR kodai atrodo labai panašiai vienas į kitą, tačiau jie gali koduoti labai skirtingus dalykus. Dažniausiai, kas nutiks jums nuskenavus QR kodą, jūs būsite nukreipiami į internetinį puslapį. Kita mūsų aptarta informacija, kuri gali būti užkoduota, yra asmens duomenys. Taip pat QR kodas gali koduoti prisijungimai prie belaidžio tinklo reikalingus duomenis. Nuskenavę tokį QR kodą automatiškai prisijungsite prie saitvietės ir išvengsite slaptažodžio įvedimo žingsnių. QR kodas taip pat gali koduoti vietovės informaciją, kurią nuskenavus atsidarys žemėlapio programėlė su tiksliomis tos vietos koordinatėmis. Jame gali slypėti ir bankinė informacija, kurią nuskenavus būtų galima lengvai atlikti mokėjimą į jame užkoduotą sąskaitą. Galiausiai QR kodas gali būti dinamiškas. Visi iki šiol aptarti QR kodai buvo statiški. Tai reiškia, kad kartą sugeneravus QR kodą nebeįmanoma pakeisti to, ką jis koduoja. Tačiau dinamiškas QR kodas gali būti redaguojamas, jo detalės gali būti atnaujinamos. Pavyzdžiui, žmogus sukūręs QR kodą gali bet kada pakeisti tinklalapio, į kurį vartotojas yra nukreipiamas adresą. QR kodo panaudojimo sritis yra itin glaudžiai susijusios su tuo, ką galima jame užkoduoti. QR kodai itin plačiai naudojami pardavimuose ir rinkodaroje. Daugybė reklamuotojų naudoja QR kodus reklaminėse kampanijose, nes jis suteikia greitesnį ir intuityvesnį būdą nukreipti potencialius vartotojus į internetinius puslapius, nei tai padaro nuorodų vedimas rankiniu būdu. Taip pat QR kodas itin išpopuliarėjo prasidėjus koronaviruso pandemijai. Jis buvo pradėtas naudoti tiek vakcinaciją patvirtinančiuose pasuose, tiek kontaktų sekimo programėlėse. Pavyzdžiui, Didžiojoje Britanijoje barų ir restoranų lankytojai atvykę galėjo nuskenuoti jame esantį QR kodą. Tai atliekama tam, kad jei kas nors iš lankytojų susirgtų COVID, galėtų pranešti apie tai kontaktų sekimo programėlėje ir visi panašiu metu tame pačiame bare ar restorane buvę žmonės gautų informaciją, jog turėjo kontaktą su sergančiu žmogumi. Taip pat QR kodas itin plačiai naudojamas kavinėse ir restoranuose. Kavinėse, nuskaitę QR kodą, galite itin lengvai prisijungti prie jos belaidžio interneto, o į restoranus atėję klientai gali nuskenuoti ant stalo esantį QR kodą ir bus nukreipti į internetinį puslapį, kuriame ras meniu ir iškart galės atlikti užsakymą bei už jį sumokėti telefone. Taip pat QR kodai gali būti naudojami užtikrinti sklandžiai bilietų patikrai. Daugelį pasaulio šalių QR kodai taip pat atlieka apsaugos funkciją ir yra naudojami patvirtinti dokumentų autentiškumą. Būtent dėl šios priežasties Indijoje visi automobilių draudimo polisai privalo turėti QR kodą. Galiausiai QR kodai atrado savo panaudojimą ir papildytos realybės programėlės, kurie padeda tiksliai identifikuoti virtualių objektų poziciją erdvėje. Panagrinėkime, iš ko yra sudarytas QR kodas. Jis iš viso turi 6 skirtingas dalis, kurios atlieka skirtingas funkcijas. Pirmoji iš jų yra tylioji zona. Tai tuščias baltos spalvos rėmelis apjuosiantis QR kodą. Jis padeda atskirti kodą nuo kitos aplink esančios informacijos. Taip pat kodas turi 3 aptikimo elementus. Tai juodai balti kvadratai. Jie QR kodo skaitytuvui parodo, kad tai yra būtent QR kodas. Jie yra matomi apačioje kairėje, viršuje kairėje ir viršuje dešinėje esančiose kampuose. Toks jų išdėstymas leidžia suprasti, kur yra kodo viršus, o kur jo apačia. Kita dalis yra lygiavimo elementas. Jis yra netoli apatinio dešiniojo kampo ir padeda užtikrinti, kad QR kodas bus teisingai nuskenuotas, net jei bus iškreiptas, pavyzdžiui, pasuktas kampu arba atspausdintas ant išlenkto paviršiaus. Dar viena itin svarbi dalis yra laiko nustatymo elementas.
Tai L formos linija, kuri tęsiasi nuo vieno aptikimo elemento iki kito ir susideda iš pakaitomis besikeičiančių juodų ir baltų modulių. Ji leidžia identifikuoti atskirus kodo modulius ir padeda perskaityti pažeistą QR kodą. Kita dalis leidžia nustatyti QR kodo versijos informaciją. Ji yra netoli viršutinio dešiniojo kampo ir apatiniojo kairio, bei padeda nustatyti, kokį režimą naudoja QR kodas. Visi likę moduliai koduoja tą informaciją, kurią gauna naudotojas nuskenavęs QR kodą. Taigi, aptarėme įvairius QR kodų veikimo ir panaudojimo aspektus. Išnagrinėjome QR kodo sudedamąsias dalis. Kad įsitikintumėte, ar viskas tikrai yra iki galo aišku, atlikite Moodle platformoje esantį klausimyną apie QR kodus. Iki greito!